Palangos vandenų talismanas. Būtent taip ilgametį automatikos įrangos elektriką Joną Algirdą Lukauską apibūdina jo vadovas Virgilijus Beržanskis. Šiuo metu tai yra mūsų vyriausias darbuotojas su ilgiausiu darbo stažu mūsų įmonėje. Tai kai aš pradėjau dirbti, buvo dar turbūt pora žmonių, kurie tuo metu buvo galbūt dirbę ilgiau ir tas stažas. Bet ir tai tuo metu, kai jie išeidinėjo pensiją, jų stažas turbūt nebuvo ne pas vieno, kuris būtų dirbęs 45 metus. Tai šiai dienai jis turbūt būtų rekordininkas mūsų įmonėje. Tikrai yra puikus žmogus, puikiai išmano savo darbo specifiką. Pas mus jinai yra tikrai labai sudėtinga ir tam, kad viską čia prižiūrėti, tai reikia turėti didelį bagažą žinių, patirties ir pagal savo charakterį. Žmogus, kuris žino, ką daryti ir jeigu reikia, ar kažkokie tai nurodymai, užduotis, tai tikrai neišeis iš darbo vietos tol, kol viskas yra nepadaryta, nesutvarkyta, nes yra atsakingumas atitinkamas irgi. Jono susidomėjimas elektrika prasidėjo nuo mokyklos laikų, kol galiausiai peraugo į radiotechnikos specialybę. Mažumės, atsimenu, dar mokykloj kažkokį modelį ten fizikos reikėjo, nieks ten nesugebėjo jo surinkti, man pavyko. 10 klasėje turbūt susirinkau fotoaparatui Blitzą. Ir paskui visą laiką mano tie visi užsiėmimai buvo prie elektros, prie radiotechnikos. Į Palangą iš Kauno po studijų bei pirmojo darbo Jonas persikėlė 1979 metais dėl savo mylimosios Marytės, kur rado ir savo mėgstamą darbą. Važinėjau į Palangą pas meilę kokius 4 metus, bet paskui jau reikėjo rimčiau kažką daryti, tai atvažiavau čia. Ir aš čia Palangoje ieškojau darbo ne vienoj vietoj. Tada buvo Nemirsatoj kariškiai, ten mėginau. Bet kažkaip paskiau man čia pasakė, tu eik į vandenį tiki. Ir čia reikėjo specialistų ir mane priėmė. Per 45 metus Palangos vandenyse Jonas nėra nė karto susipykęs su savo kolegomis. Jis su visais draugiškai sutarė, todėl yra kolegų mėgstamas ir gerbiamas. Man atrodo, kad aš esu toks nekonfliktiškas žmogus. Man yra gerai visada. Gal ten kur nors paburnoju pats savo, bet kad aš pretenzijas reikščiau dėl ko nors, nėra tai buvo. Vidinę šviesą ir darną Jonui padeda išlaikyti dainavimas, kuris kartais girdimas ir darbo vietoje. Darbo metu gal vienas pats kada ir pasiniuniuoju. Bet tais anais laikais, tarybiniais laikais buvo tokia netradicija, kad visi tos vandentiekio įmonės turėjo savo saviveiklos kolektyvus. Tai vandentiekis irgi mūsų turėjo, dalyvaudavom ir koncertuose per komunalininkų dienas, ir respublikinės apžiūros važiuodavom. Gal dėl to tas daina yra, kad jį gal padeda. Nors Jonas jau pensijoje, bet išeiti iš Palangos vandenų kol kas tikrai neplanuoja, nes savo darbe mato didžiulę prasmę. Gerai, dabar aš išeisiu į tą pensiją. Reiks išeiti, aišku, reiks, bet kad aš, ką aš ten tos namuose sėdėsiu, krapštysiuos ten, aišku, darbų visuomet atrasi ten bilekar, ten sūnui padėti, ar ten pats kažką krapštytis. Bet kol dar sveikata leidžia, kažkaip matau prasmę.